Ir taip pinigai nuvertėja, be jokios abejonės jie nuvertėja. Kodėl apie tai kalbu dabar? Todėl, kad keletas komentarų po mano turiniu, video turiniu apie neapmokestinamąjį pajamų dydį privertė mane kurti dar vieną turinį. Ten aš kalbėjau, kad rezultate taikysi ar netaikysi neapmokestinamąjį pajamų dydį bus tas pats. Rezultatas bus vienodas. Gyventojų pajamų mokesčio dydis dėl to, kad tu taikai ar netaikai NPD, niekaip nesikeičia. Bet taip, pinigai ilgainiui nuvertėja ir žinoma, tai, ką tu šiandien gali nupirkti už tuos pačius 200 eurų, tu kitais metais tikėtina to paties krepšelio jau nebeįpirksi. Bet mano tikslas informuoti savo sekėjus, kad buhalteriškai bus lygiai tas pats. Beje, jeigu galvoji, kad pinigai nuvertėja, ten taikai, netaikai, ten reikia susimokėti mokesčius, tai ko gero laikas įdarbinti savo pinigus, jeigu tu dar nedarai šito iki šiol. Mano kolegų Financial Lithuanians YouTube kanale yra begalė naudingo turinio, kaip tai padaryti kokybiškai. Komentaruose įdėsiu nuorodas į FL puslapį ir į FL YouTube kanalą. O tiems, kurie neskaitote komentarų, tai nueikite į mano bio ir ten tikrai rasite Linktree, o Linktree rasite nuorodą į Financial Lithuanians edukacinį turinį. Pelningo investavimo, kaip sako mano kolega, ir sutinku su savo sekėjais, kurie komentuoja, kad taip, pinigai nuvertėja. Ir aš sakau, taip, pinigai nuvertėja, jeigu jų neįdarbini.